kūnai, asfalto fone švytuojanti melsvai balkšva oda, įsitempusi nugarą ir galūnės, sėdėjimo ir mąstymo sugadinta laikysena, juokingai primena mano paliegusias, sustingusias, pasikartojančių miesto vaizdų ir miesto ritmo nususintas mintis. Bėgioja jie taip pat nuobodžiai, kaip ir mano mintis, ir šis nuobodulio vardiklis mus suvienodina, susaisto, sutaiko bei pritaiko prie miesto. Visi mes, einantis pirmyn atgal ir bėgantis, panašus į dresuotus cirko šunelius, šokinėjančius ant užpakalinių kojų. Šokinėjame prieš miestą, stengdamėsi palaikyti savo kūnų judrumą, priešindamiesi sąstingiui, įrodinėdami gyvybingumą savo ir aplinkai. Natūralių kaimiečio poreikių ir darbų diktuojamus judesius pakeitėme nuobodžiais, ritmiškais kojų rankų mojavimais, trepsėjimais, alkūnių smūgiais į orą. Mūsų lakstymas primena masturbaciją, o liejamas prakaitas yra bevaisis. Galbūt aš čia atsidūriau tam, kad išsaugočiau tam tikrą gėdos, kurią sukelia ne pagal paskirtį atliekamas veiksmas, likutį. Vis dar turėtume gėdytis to, ką čia mieste darome, nes tai vis dar yra šiek tiek juokinga. Gėdinga ir juokinga, nes vis dar esu aš, kuri šito gėdėsi ir drovisi. Klausytojams primenu, kad girdite LRT radijo laidą Literatūros akiračiai ir ką tik girdėjote Saros Puason skaitomą ištrauką iš naujausios jos knygos Grožio mašina. Ištrauka baigėsi apie gėdos ir drovumo jausmą, bet prasidėjo nuo to galvojimo ir kalbėjimo apie tai, kaip gyvename be šaknų. Pasakotoja neturi šaknų. Man atrodo, kad tai yra gana drąsus arba netipiškas lietuvių literatūroje toks pareiškimas, nes yra gilu, gražu, prasminga kalbėti apie šaknis, jas turėti, jas kažkaip puoselėti ar ne. Tavo visoje knygoje tas ir gyvenimo vietų keitimas ir sakyčiau, visiškai kitoks žvilgsnis į dalykus yra tikrai netipiškas. Šita esė apie Vilnių, ji štai kalba apie augalus, kalba apie kasdienį maršrutą, kalba apie kaimynus, kurie yra tuteišiai ir kelia tokio kaip nepatogaus miestiškumo klausimą. Man labai patiko ta pati sąvoka nepatogus miestiškumas. Dabar apie Vilnių literatūros yra labai daug, bet atrodo, kad tas Vilnius vis tiek bandomas vienaip ar kitaip supakuoti, bet viso jo supakuoti nelabai pavyksta, galbūt nelabai galima. Ir tas atvykimas į Vilnių tokiame amžiuje suteikia galimybę tą miestą pasižiūrėti, atrodo visai kita perspektyva. Ta perspektyva atrodo gana sąžininga yra visų pirma savo paties atžvilgių, kai tu nebandai kalbėti apie tuos dalykus, kurie iš karto būtų matomi kaip reikšmingi, kaip svarbos. Galbūt klausiu, kodėl tavo Vilnius yra toks be konteksto, be istorijos, ar ne? Atrodo, kad yra pasakojama tai, kas yra matoma, o ne tai, kas yra žinoma, nors pasakojimas yra gana brandus, bet nedemonstruojantis kažkokio išsilavinimo, žinių ar panašiai. Jis toks gana empatiškas, subjektyvus, galbūt emocionalus. Ar nesijauti nesaugiai kalbėdama taip apie Vilnių? Manau, kad jau nebesijaučiu. Tiesiog aš pradėjau nuo nesaugių esė ir man kažkaip pasisekė netgi. Dėl to, kad susilaukiau atgarsio irgi kaip tu įvardiji, ar empatijos, ar solidarumo tam tikro su savo skaitytojais. Bet kas mane paskatino, tai iš tikrųjų kiti autoriai, kurie tą daro. Dėl to, kad aš tiesiog net įsivaizduoju, kad mano kontekstas yra, sakysim, ta europietiška tokia kontempliacija, pavyzdžiui, viena iš mėgstamų knygų ten, sakykime, Sartoro žodžiai arba Kafkos dienoraščiai, Gombrowicziaus, dienoraščiai dar yra, dabar Graso skaitau irgi tą svogūno lupimą, tai matau, kad jisai kalba apie labai nepatogius būtent tos dalykus ir tarp kitko radau Graso ir įvardyjimą apie tas nepatogias
biografijas. Aš galvoju ir turiu būtent tokią biografiją, nepatogią. Ir man visai kažkaip gražu yra rašyti tą biografiją, vis ją minkyti kaip kokį molį. Ir manau, kad tai vaisingiausia, nes gal ir nėra tas blogas patarimas, kad rašytojui geriausiai sekasi tada, kai jis rašo apie tai, ką geriausiai žino. Tai bet aš ir rašau vienaip ar kitaip, ar poezijoje, ar prozoje, ar eseistikui. Ir vat išrašinėjau tą savo nepatogią biografiją. Pradėjau klausti apie nepatogų miestiškumą ir neužtikrintumo tarpinę būseną, kuris, sakiau, tokia gija tęsiasi per visą knygą. Man dar labai įstrigo esė apie literatūrą, apie rašymo pradžią, apie skaitimo pradžią, ir kur yra pažvelgta į tą laiką ne pro vadovėlius, ne pro chrestomatinius tekstus, bet pro vaikiškas ir vėliau pro paaugliškas patirtis. Ir iš tiesų, kai pagalvoji tuo metu, būdami mokykloje, mes dažnai tuos tekstus skaitome neprotingai, intuityviai ar emocionaliai, labai subjektyviai, ir ten dalyvauja visai kiti kontekstai, kiti impulsai, negu kai tai darome jau suaugę. Ir dėl tas požiūris toks man pasirodė sąžiningas ir netikėtas, ir norėjau klausti, ar tam reikia drąsos. Tu kažkaip prisimintum ir pabandytum ir rekonstruoti tą savo vitališką santykį su knygomis, su rašymu, su literatūra. Jeigu paskaitytume psichoterapeutų studijas, tai mes aptiktume, kad šita drąsa kyla iš baimės. kad tu tiesiog žengi žingsnį, kad savo baimės kryptimi ir šitaip atlieki kažkokį neurotišką veiksmą, nesveiką, galima sakyti. Aš čia taip gana bandau ironiškai pasižiūrėti į savo nevadrąsą, o kita vertus, gal čia esama ir kažkokio tokio maksimalizmo, gal čia yra ir tam tikro, kaip čia pasakyti, tokio, gal drąsiai pasakysiu, to idiotiškumo Dostojevskiško, ar ne? Elgiasi panašiai kaip tas kunigaikštis Myškinas, kad bandai būti kažkoks tai nuogas ir pažeidžiamas, bet tai tau atrodo teisinga. Aš įsivaizduoju, kad, pavyzdžiui, kiti gal žmonės panašių būdų, įsivaizduodami, kad tai teisinga, miršta dėl kažkokios kvailos idėjos, ar ne? Na, tai gal čia mano būdas ir savaip numirti, susideginti, kažkaip tapti tokia pažeidžiama, pamažu save žaloti. Gal čia yra ir mazochizmo tam tikro, gal klausytojai nepagalvos, kad aš čia taip preparuoju irgi liguistai save. Bet ką aš noriu dar pasakyti, kad tu čia 2 kartus paminėjai apie kažkokį tai neapibrėžtumą ir neužtikrintumą. Tai aš noriu pasakyti, kad galbūt tas neužtikrintumas iš tikrųjų yra užtikrintas suvokimas apie visapusiškumą, kuris nėra aprėpiamas. Kitaip sakant, jis yra galbūt ir kryptingas, ir sąmoningas, ir jis galbūt susijęs su egzistencinė saugumu, bet jis yra pagrįstas kažkaip tai gana giliai ir filosofiškai, aš galvoju. Simboliška, kad mano pirmoji iš viso parašytoji esė buvo pavadinta Neapibrėžtumas. Ta esė aš galėčiau pavadinti kaip mano kažkokia įsitikinimų deklaracija ar dar kažkas tokio. Man atrodo, gal kaip tik nuo to ir pradėjau, rimtai pradėjau, kad aš deklaravau neapibrėžtumą, kurį gal suvokiau ir tą linkmę einu iki šiol. Ištikimybė šiokia tokia yra. Prieš kiek metų tai buvo maždaug? Taip. Galėjo būti prieš kokius 24 metus. Tvari programa. Ne, programa, kaip teisingai pasakyti. Kodėl tiek daug apie tą vaikystę yra ir kodėl
galų gale aš pati dabar klausiu, kodėl man pačiai tai patinka skaityti tekstus, kuriuose žinomi rašytojai kažkaip tai aprašo tą savo vaikystę. Kadangi aš kaip tik dabar skaitau tą Graso Svogūno lupimą, tai irgi žiūriu, ir vėl geriausia eseistika pradedama nuo pasakojimo apie tą vaikystę ir galvoju, kodėl taip nutinka. Kodėl ta vaikystė tampa tokiu itin minkštu plastilinu, iš kurio galima lipdyti. Aš nežinau, gal iš tikrųjų, gal ji tiesiog tokia ta nekalta medžiaga, ji nesipriešina, ar kaip. Gal iš tikrųjų tu laisviausiai gali lipdyti ir dar prilipdyti, ir dar kažką prikurti ir vėl sugrįžti. Gal tai plastiškiausia medžiaga, manau. Bet kaip pasirodo, gal tai nėra ir taip jau ir neįdomu. Pasirodo, vis tiek tu lipdai jau būdamas suaugęs, tik tais medžiaga yra iš ten. Ir niekas nekaltina, ypač kai tu lipdai iš savo vaikystės. Nes, pavyzdžiui, dabartinę medžiagą, jeigu naudotum, tai aš kažkaip tai labai tausoju kai kurios žmonės. Aš kažkaip tai, kai kur čia aš galvoju, kad esu kažką parašius, kažkam gali ir skaudėti, net ką aš čia parašiau, kur naudojau tą tokią šviežesnę medžiagą, o ne iš vaikystės. Tai su ta vaikystė yra turbūt taip. Turbūt ir pasaulis vaiko akimis yra kur kas įdomesnis. Man labai įdomu bus pasižiūrėti, kaip apie savo vaikystę rašys būsimieji rašytojai, kuriems dabar yra 5 metai. Iš tos kartos, kurie gyvena, žodžiu, tame virtualiame pasaulyje. Ką jie apie savo vaikystę pasakys? Iš tikrųjų, tai mūsų vaikystė dar iš tikrųjų daug tokia kūniška buvo, daug daiktų, dalykų, tiesiog išgyvenome mes visų kūnų, o ne vien tik tais žiūrėdami į ekranus. O dabar, tarp kitko, jau to ir sumažėja gerokai, nes mes irgi, kaip ir tie vaikai, dabar gyvenam tą virtualų gyvenimą dažniausiai. Dar apie grožį galim pašnekėti. Šneka apie grožį į laidą taip ir netilpo, bet jūs, mieli klausytojai, įdomių, netilpusių į laidą pokalbių fragmentų visuomet galite ieškoti Literatūros akiračių Facebook paskyroje. O šią laidą parengė Rimantas Kmita ir garso režisierė Sonata Jadevičienė. Iki kitų kartų, likite sveiki.